Sveiki. Visi, tai sekantis tada uždavinys 16, nežinau, šitas labai lengvas, tai trumpas video bus. Tai prašo, kam lygus AB, jei duoti du vektoriai, o A yra As, pasižymiu tiesiog iš O į A, čia yra mano A vektorius, kryptis svarbi, tai tiesiog einam iš O į A, toliau kitas vektorius, einam iš to paties taško O į tašką B, tai sakykime, mūsų vektorius B bus šitas, ne? Ir prašo surasti, kam lygus vektorius AB. Kam lygus vektorius AB. Pažymės. Tam, kad surasti vektorių AB, mums reikia pradėti iš taško A ir eiti vektorium A mažoji priešinga kryptimi. Turim eiti minus A kryptimi ir toliau tęsti kelionę teigiamą vektoriaus B kryptimi. Tai AB bus tiesiog minus A, vektorius AB bus lygiai tas pats, kas eiti iš A į O, kas yra minus A. Ir toliau eiti iš O į B, kas yra žinoma, kad tai duota B. Ir jeigu sukeisime vietomis, aišku, vektorius AB bus B minus A, nes vektorius kryptimis, vektoriškumą galima keisti. Tiek čia labai trumpas uždavinys. Beje, visus uždavinius galite rasti nuorodų, tai čia tiesiog visus, kuriuos sprendžiau. Į Miro lenteles galite sprendimus pažiūrėti. Aišku, pirmuosius 11, man atrodo, pirmos 11, kur dariau, jie likę YouTube ir dar nesunaudojau šitą platformą, bet visus kitus dėsiu čia. Tiek tada. Iki kitų uždavinių.